Nu, sveiki, tai žodžiu, labą dieną. Leidžiu vandenį į melasiuką, paskui eisi biškį paruošti jau melžyklą vasaros sezonui. Tai palengva reikia pradėti ruošinėtis viską, nes dabar tik tais pagrindė darbai visi tie prie gyvulių, bet dabar jau pradės atšilinėti, reiks varyti tvoras, tverti, viršiukus jau išleidam lauk, slampinėja, mėgavosi saulę. O aš laukiu, kada pribėgs. Toj pribėgs, iki tos juodos dužės bus, toj bus pilnas ir viskas. Pramaišau dabiškiuką ir viską sutvarkau ir einu į melžyklą tvarkyti. Žodžiu, klasikinė, rusiška šių vietų. Buvo 2-4, dvi dasipirkam, dasidėjom, kai du aparatus pirkom. Čia yra linijava. Eina viskas čia šalia ferma, eina viskas šitą patį šalituvą. Linija įsiplauna ir panašiai. Karės tenka už tai parsivaryti rytą vakarą, bet užtat jos yra vietai. Mes žiupelę galvės nenupūstus kalbos. Vietoj tiesiog prasivarai, visi vaistai, viskas vietoj, ką reikia iš vietoj, pagydai, jeigu reikia. Žodžiu, čia tos kardos viskas gerai šoninės. Tai tiesiog šitos nukarpysiu, tokius negražius. Nukarpysiu, biškai aplyginsiu, aptiesinsiu. Viskas. Anoj pusė irgi tokia pat situacija. Pralyginsiu. Šitos yra viskas normaliai. Čia jau tokia. Nes reikia papačios būna, kad jos prilaižo, pridžiūna, reikia pravalyti, o čia per tokias kardą bus kujovai. Reikia patvarkyti. Biškį pralyginau. Nukripau šonus. Nuėmiau. Ir čia per 3 kartus sulenkiau, kad gautųsi toks stipresnis. Vis tiek vienas sluoksnis kada tai neminkštutė yra, o per 3 kartus jau karviai bus su snukiu biškį ką veikti sulankstyti. Tai tu gal net nesulankstyti. Šitą tai padariau. Ir čia tą patį padariau irgi. Aišku, čia surudėjusiu stipriau, minkštesnė biškį, bet šičia irgi. Tas toksai judėjimas man nelabai patinka. Čia reiks pasižiūrėti. Čia reikia užlenkti. Čia per tą vietą, jeigu lietus stiprus prilyja, čia reikės nusimti šalin. Einu atsinešiu drėlę, varštukų, bulsikių, išsisuksiu, išsitrauksiu, dar čia biškį pataisysiu, kur eina ką. Ir bus viskas. Bus galima tiesiog miltus nešti, pilti. Kalvės kažkaip lauką ir melžti viskas. Nes aš praeitą metą čia visokius vavyrius viską dariau, tvarkiau, visus kampus, viską. O čia viską virinau, stiprinau, tai biškį tų mėsinių karvių atsisakėm, tai jos mažiau, o tos pieninės taip nesidrasko, kai ateina. Tai tiesiog liuks, nieko nėra baisiai sulaužyta, nes pirmus 2 metus, kai grįžau, tai virinau. Nes viskas buvo plužinėje, o aš vis pravirint kažkiek, paliek, metai eina vėl sulaužęs, žalčiai. Tai dabar varau pasimsiu dalykę, kaip sakiau, varžtų ir varyti prisuktas kardą, nusimti ant tą vieną bežėt, kad neliktų skylių. Jeigu kur lieka skylių, susirasiu kartos, skirpsiu, kad uždengt, nes paskui gerai palyja per milžių ir nebebyra miltai. Drėgmės gauni iškart prie to metalo prikimba, tas metalas vis tiek yra ne vamzdis kažkoks plasmasinis, o neradinis, paprastas karda, biškį parudėja, jeigu ir viskas automatiškai kimba. Nebebyra paskui gyvuliam.
Ir nenorėjo stovėti. Nors jūs tenais sugauna miltų po 3 kilo rytą vakarą. Bet vis tiek pasiskanint nori. Kaip ir mes norim saldumynų, taip jos norim miltų. Karutis. Tai dabar einu aptvarkau. Paskui žiūrėsiu, ką toliau veikti. Gal reiks susiruošti, susidėti. Piemens kuliukus. Nu, matysiu, žodžiu. Susiruošti tvorą atverti. Bus matyti, ką daryti. Gerai, dabar reikia pirmą tą darbą dabaigti, o paskui bus galima planuoti, ką toliau daryti. Nu ką ir viskas. Kaip minėjau, čia biškį pastumiau maksimaliai, kad kai lyja šoninis lietus, kad neprivarytų vandens ir tos vietos nepradėtų drėkti ir nesustotų. Žodžiu, visus patvarkiau, sulankščiau, padariau dvigubą. Šito tik nelankščiau, nes trumpa labai skarda būtų dar labiau trumpėjus, tai palikau taip, ką darys. Atlaikys dar porą metų. Šitą ir pralankščiau, čia reikės nupjaustyti kampus. Čia va matos, nes va, tos va, reikės eisfleksas, neišnupjauti. Ir paskutinė. Uždėjau čia ant tų dviejų montažinių juos, nes labai jisai drebėjo. Ir karvės pastoji pisas su snukiu, drebina ir miltai parbyra. Ir kuo daugiau miltų gauna, to labiau motyvuojas tą daryti. Ir prisukau, nebedrebės. Ir nebebus taip. Aišku, čia irgi va sustumiau, kad eitų iki pat viršaus. Jeigu stiprus lietus, kad minimaliai kristų vandens. Tai va. Dabar surenku savo visus daiktus, kad atsinešiau. Reikia atsinešti fleksą, nupjausti tą vieną vietą. Darinės normaliai. Turi su garsu. Nes vis tiek rūdis per žiemą parudėja, bet paskui jis išsivalo. O paskui kažką reikės dar. Vasarą ateisiu patvarkysiu, čia maža problema. Pribėgsiu, tai tą vieną dabar nupjaustu viskas. Uošvis vakar išplovė. Užvakar gal. Nežinau. Žodžiu, praplovė. Nuo tą dėžės viską. Tai va, tiek beliko pasiruošti. Nupjaunus fleksu. Ir viso gero, paruošti sezonui. Tai kiekvieną metą prieini, kažkiek pasikrapštai. Tai nebūna paskui, kad staigmenų, tai kažkas sulūži, tai dar kažkas. Aišku, neišvengs, kur gyvuliai sulaužo. Tai to jau neišvengs. Čia man reikia atsinešti porą normalių velykių įdėti čia, nes čia matau yra piemens vėlo įkištas vėlų ir iškris lauk paskui. Režimo metu negerai. 2 vienetus. Jo, čia visur kitų vinių prikišta ir matau. Tai atsinešiu kaištukus, užkišiu 3 mm viskas. Gerai. Laikiu, nešu viską į garažą. Na, žodžiu, viskas susinešiau. Nu, šis pavasaris toks įdomus, iki pietų su striukė, po pietų be striukės. Biškį primena man vieną šalį. Šveicarijoje tai būdavo, atsimenu. Ryte su 2 striukėm, po pietų po maikė. Tai va, nu, reikia susimesti koliukus jaučiu. Čia tų medinių kažkokių yra neįgalių. Nežinau, čia tikis mediniai iš nieko toli nenueis. Reiks mest lauką, reikia plasmasinių kalamų nusipirkti, nekišamų tų. Nu, turiu omeny, tie kišami į žemę, su koja spaudžiami. Jie geriai yra, bet mano akiai, kas 10, kas 15, tokį dėti ir geriau. Aišku, silankstosi. Bet, ką žinau, lūžt gali. Nu, matot, kaip ir negali nulūžti. Tai va, o tas plasmasinis nulūžta. Aišku, turim dahoje, bet dahoje ir tetri. Tai aš galvoju, kas 6 gal reikėtų įdėti tokį, kas 5, nes būtų geriau.
Jeigu drūg nulaužė tą baltą, vis tiek tie atkels, laikys kažkiek šnūrą, vieną karvį pabėga, o pasigausia, bet ne visą bandą. O jeigu visą bandą nepabėga, tai ta viena už tvoros ir trins aplink, neina toli nuo bandos ir paskui nereikia ieškoti. Randi šalia tvoros verkiančią, bliaunančią. Noriu į hebrą, bet hebra jos nebenori. Tai va, lėkiu žodžiu. Kiek žuvų, senstu. Lėkiu, atsiminiau, kad reikia katę nuvežti, dantų higieninį padaryti. Tai va, reikia naminis gyvūnas pasirūpinti, ne vien karvėmi panašiai. Gerai, lėkiu. Žodžiu, vis dėlto nelėkiau miestą, nereikėjo. Lėkiau tik deklaracijas pasižiūrėti su žmona kartu. Tai varau, susirinksiu koliukus, biškį apsirinksiu ir pažiūrėsiu, ką čia būtų galima dar padaryti. Jau melasą padaviau, su uošviu padavim greitai. Dabar reikia pasiruošti, 2 medinių koliuko, čia viens kits tiek. Žiūrėsiu, sugalvosiu. Pasiruošti, kad kokį šeštadienį varyti užtverti. Viskas. Va, tiesiog pasiruošti. Gerai. Tai va, žodžiu, susidėjau tos kuliukus ir prisimontavau. Vamzdį plasmasinį. Į jį kišis, kur aš dabar jį padėjau, pagalys. To pagalį aš dabar va, šitas. Žodžiu. Čia ta špūlė užsimaus. Ir čia įsikišiu varžtą, kad neiškristų lauk. Skyris įgrįžiau ir žodžiu, kai važiuosiu palengva per veidrodėlį, matysiu, kaip sukasi. Jeigu sustosi, atsikabinsi ir toliau. Pasikrovau viską, to šūdų susirinkau. Jie šiaip pabūna porą metų ant saulės, jei nori paverštą, nulūžinėjęs rėgis, nes toksai yra viduj plasmasinė, jos tikė nutrūksta. Bet porą metų atlaikys, nuvažiuoti pakeisti vieną kitą pochą. Ir jaučiu, rytoj lėksiu, bandysiu patverti tada. Tai kalbant apie tą tvoros tverimą, tai dabar čia važiuosiu, kur mes dieną laikom karves tverti. Ir ten būna jos per dieną. Naktį išvarom į kitą pievą, mes taip varinėjom. Vis tiek parsivarai jas pamilšti, tai kam nevaryti tą pačią vietą, tai nuvarom į kitą pievą. Ten biški mažesnė, per naktį vis tiek mažiau ėda, naktimis nelabai ėda. Tai jos vakare nuėjusius biški tam paėda. Ir paskui kimarina, guli. Per dieną prisideda, o ta pieva didesnė yra per dieną. Tai ten yra dalis aptverta, dalis reikia datverti, tai varysiu. Biški datversiu ir paskui pratikrinsiu seną tvorą. Ir susinaudos tie stiklaudinio. Tai geltoni koliukai tarpus, tarp medinių išausiu. Ir viskas susinaudos. Visi mes lauk. O tai stiklaudinio, kai matėt, labai puikiai lankstus. Tai gal ir yra minusas, gali nulenkti, bet jie gali stovėti 20 metų pastatyti. Ateis gal po 5 metų 6 perkalti, nes tiesiog pas mus gali žemė. Bet tai abejoju. Tai šiandien jau viskas. Liksiu atsigert kavos, pailsėt biškį ir po to prie karvių tikriausiai, kaip visada, kur kitur. Iki.